Silicio lietuvių bendruomenė ir mokykla Saulutė. Kauno valstybinis lėlių teatras jau daugybę metų turi gražią tradiciją ruoštis kalėdoms ir ypatingai vaikams. Ir labai gera, kad šiandien čia, šioje salėje, taip gražiai galėjom susitikti su jūsų bendruomenė, su vaikais ir pasidalinti specialiai kitose šalyse gyvenantiems vaikams kurta edukacija apie lėlę, kuri didžiuojasi, kad savo varde turi net 2 lėlės. Labas, lėlė! Šis renginys, būtent Kauno lėlių teatro spektaklis edukacija vaikams, mano širdėje jau buvo virš metų laiko, ko gero, nes pati esu kaunietė. Tai kaip kaunietiai, užaugusiai kartu su lėlių teatru ir spektakliais per kiekvienas kalėdas buvo labai svarbu atvežti tą būtent ypatingą Kauno ir visos Lietuvos kultūrą, lėlių teatrą. Mūsų teatrą prieš 67 metus įkūrė Valerija ir Stasys Ratkevičiai. Šiais metais norime pasidžiaugti, kad mūsų repertuare jau yra ne vien tik spektakliai vaikams, bet per pastaruosius 5 metus sukūrėme spektaklių ir jaunimui, ir netgi suaugusiems. Mūsų auditorija pagrindinė yra vaikai, mes orientuojamės į juos, bet visuomet kviečiame ir tėvelius, ir paauglius. Mūsų teatro durys atviros visiems. Man rodos, tai išlaikyti lietuvybę ir stiprinti identitetą lietuvišką ypatingai svarbu vaikams. Jų vaikystėje pasodinta ta lietuvybės sėkla, ji vėliau leis savo daigus ir skleisis per jų asmenybės, per jų talentus. Todėl man rodos, kad mes neturim pražiopsoti šito laiko. Tai yra vaikystėje ypatingai tas metas, ką pasėjam, ką vėliau užauginam. Tokią Lietuvą turėsim ateityje, vaikai mūsų ateitis. Labas, tėveliai! Kalėdos, žinoma, bus kalėdos, tai šaunu, kalėdos nuostabu, laimingų daug daigų ir maišus dovanų. Kalėdos, tai šaunu, kalėdos nuostabu. Tokių gražių šokių ir žaidimų išmokau su jumis. Pasidalinsiu su visais tikrai. Ir pranešiu gerą žinią, kad jūs tokie stropūs, darbštūs, tiek visko daug mokinatės. Todėl dabar linksmiausia dalis. Visi gausit Dovanų. teisingai. Visi gausit, visi pasakom po.